komandos užduotis – paneigti visus mitus, kurie sklando apie Vilniaus Radvilų gimnaziją. Vilniaus Radvilų gimnazija šiandien yra tarp melo ir tiesos. Taigi, mūsų gimnazijos mitų griovėjų komanda pasiruošusi visus tuos mitus sutraiškyti, kad jų nebeliktų. Mūsų gimnazijos šūkis yra išdrįsk pažinti, turėk drąsos naudotis savo protu. Taigi kviečiame ir kiekvieną iš jūsų mažiau tikėti bobučių pletkais, o daugiau patikėti tai, ką sako ne direktorius, ne pavaduotojas, ne mokytojas, bet patys mokiniai. Taigi kviečiame jūs paklausyti. Sveikas, Juliau. Kaip Sveikas, ačiū gerai, kaip tau? Nu visai neblogai. Kur tu dabar mokaisi? Vilniaus Radvilų gimnazijoje. O tai klausyk, bet vienas teigiamas pas tave išeina? Dariau, tikrai išeina. Nu, kad aš girdėjau, kad Radvilų gimnazijoje mokosi vieni nevykėliai. Čia tikrai melas ir mitas. Kiekvienas mokinys gimnazijoje stengiasi, kad pasiektų aukštesnių rezultatų. Na pavyzdžiui, Vilniuje protmūšyje paėmėme 3 vietą. Bet čia tik tai vienas renginys. Na gerai, pasižiūrėk į statistiką. Beveik visi, kurie gavo atestatus, įstojo į aukštasias mokyklas. Žinok, skaičiai manęs niekada neįtikindavo. Na pasižiūrėk, mes turim Vilniaus Gedimino technikos universiteto klases, tai atveria galimybę į tikslų mokslą. Nu, šįkart su tavim sutiku. Taigi, mitas paneigtas. Labas. Aš girdėjau, kad Vilniaus Radvilų gimnazijos mokytojai yra ypač žemos kvalifikacijos. Ar tu esi įsitikinęs? Manau, kad tavo nuomonė nepagrįsta faktais. Kam man faktai? Man nereikia faktų. Radvilų gimnazijoje 50% mokytojai yra mokytojai metodininkai. 2 mokytojai yra ekspertai ir 2 mokytojai dirba universitetuose. Čia tik tai sausa teorija, čia popierizmas. Radvilų gimnazijoje mokytojams rūpi tik tai išdėstyti sausą teoriją. Jie nesirūpina mokiniu, jiems svarbu atidirbti ir gauti algą. Netiesa. Mūsų mokyklos mokytojai pamokų metu naudojasi interaktyviomis lentomis, suteikia sąlygas mokiniams atlikti praktiką, bei turi didelę patirtį bendraujant, bei kartu dirbant su mokiniais ir dalyvauja daugelyje projektų. Be to, mūsų mokytojai kelia kvalifikaciją užsienyje, vertina valstybinius egzaminus, bei veda seminarus ir visokius susirinkimus. Na, gal tu ir teisi, mano nuomonė buvo paremta daugiau mano draugų nuomonėmis. O būtent, kai tu išdėstai faktus, mano nuomonė pasikeitė. Taigi, mitas paneigtas. Sveikas, Davidai. Labas, Lina. Kaip sekasi? Na, neblogai, kaip tau? Na, nelabai kaip. Vakar paskaičiau tokį tinklalapį Supermamos.lt. Na ir ten apie Radvilų gimnaziją nelabai kaip atsiliepia. Rašo, kad 50% mūsų mokinių visai neišlaiko egzaminų. Tai nežinau, ką dabar daryti. Tiesiog gal pakeisti mokyklą mėnesių likus? Na, nežinau, gal tu juokauji, negali būti. Šita mokykla labai gera. Nežinau. O tai kodėl jie taip rašo? Na, nežinau, iš tikrųjų, gal pavydė, kad jų vaikai blogai išlaiko egzaminus, nes kiek girdėjau, visi išlaikė puikiai. Na, tai gal viskas priklauso tiesiog nuo manęs? Manyčiau taip. Taip, kad... Taigi? Mitas paneigtas. Labą dieną. Labą dieną. Aš ieškau Radvilų gimnazijos. Na, jūs jau joje esate? Ne, aš Radvilų gimnazijos ieškau. Na taip, jūs jau joje esate. Tai man sakė, kad pastatas stovi miško glūdumoj, pro stogą varvo, apie naktų iš viso pasvajot. Na, gal seniau taip ir buvo. Tačiau dabar mes galime pasigirti tikrai įspūdingų pastatų. Na, nežinau, turbūt nepastebėjau mokyklos užrašo. Ėjau ir pagalvojau, čia Šeškinės savivaldybė. Na taip, pastatas tikrai gražus, tačiau galime pasigirti ir puikiu vidaus interjeru. Tai velnias, patikėjau šiomis nesąmonėmis ir pagalvojau, kad ši mokykla yra bloga, o iš tikrųjų ir nekieklas pasakytų, kad šis pastatas nuostabus. Taigi, mitas paneigtas. Sveikas. Sveikas.
Iš kur aš žinau, kad Vilniaus Radvilų gimnazijos abiturientai neišlaiko nieko ir nepasiekia nieko gyvenime? Nežinau tikrai. Nu, va, įrodyk man, parodyk bent vieną žmogų, kuris kažką pasiekė. Nu, daugybė žmonių yra, pavyzdžiui, sportininkai, dainininkai, ministrai visokie. Ką tu man čia rodai? 5 žmonės parodėjo, tai kur kiti 1000? Kiti 1000 kur? Jų nereikia, nes žmonės užmigtų, bet žiūrėdami jų veidą. Na gerai, tarkim, jie kažką pasiekė, bet kaip jie tai padaro, išeidami iš tokios tragiškos gimnazijos? Jie tai padarė dėl to, kad ši gimnazija nėra tragiška, ji padeda tau pasiekti aukštumų toliau. Taigi? Mitas paneigtas. Mes jums siūlome rinktis Vilniaus Radvilų gimnaziją, kadangi ne mokytojai, bet mokiniai mūsų gimnazijoje išdrįsta mąstyti savo galvą ir vėliau jie daro labai svarbų dalyką. Jie griauna visuomenėje egzistuojančius mitus. Taigi mūsų mokiniai tikrai sutiks jūsų vaikus ir galite nebijoti. Ačiū mokiniams!